kelionės, kur viskas įskaičiuota. Nežinau, ar tai investicija. Daug kelionių, daug istorijų. Keičia gyvenimą ir prioritetus, ar išmoko tos kelionės kažko tai? Jo, jos duoda labai daug ir vieni keliauja medituoti, kiti dar kažko. Aš manau, kad kelionės iš tiesų suteikia daug vidinės ramybės ir gebėjimo po to pamatyti save iš šono. Mano svajonė, kad lietuviai gyventų taip pat nuobodžiai kaip skandinavai. Tai pirmose kelionėse, kai pameni, kad ten 2 savaitės neturėdavai kontakto su namais jokio, kaip senoviai jūreiviai, o dabar visas pasaulis vis laik tavo kišeniai. Man smagiausia kelionės dalis yra sugrįžimas. Aš atsimenu dar po Afrikos, kai grįžau pirmą kartą ir žmona mane pasitiko oro uoste ir aš vairavau automobilį iš oro uosto. Ir paprastai būdavo, kad kai važiuodavo per Vilnių, kaip ir daugelis mūsų, tai už vairo keikėsi, ten pyksti, kad ten kažkas užlindo, kažkas nepraleido, kažkas posūkį neparodė. O aš važiavau visiškai ramus ir Laisvė sako, kas tau pasidarė, Vytarai, kodėl toks ramus. Ir aš negalėjau paaiškinti, bet aš supratau, kad aš to kelionėje nurimau, visiškai nurimęs buvau. Aišku, tas truko neilgai, 1 savaičių ir grįžo viskas į vėžes. Sveiki visi, sveikinuosi tinklalaidėje Daugiau negu finansai. Susitinkame jau ne 10 kartą, o daugiau. Ir man labai malonu brolį Šaulį turėti pas save, Vytarą Radzevičių, žurnalistą, keliautoją, laidų vedėją, televizijos veidą. Vytarai, turbūt nereikia prisistatinėti, bet vis tiek toks formatas yra, kad pašnekovas pats prisistato ir papasakoja šiek tiek apie save daugiau ir nuodugniau. Dabar kažkur išgirdau naują žodį, man labai patiko, nes aš pas Facebook'e įsirašęs adventurą angliškai, tai kažkas išvertė šį žodį gražiai į žodį nuotykiautojas. Tai aš turbūt ir esu nuotykiautojas visą gyvenimą. Traukia mane nuotykiai visose įvairiausiose srityse. Tai turbūt aš taip trumpai ir prisistatysiu, nes daugiau nežinau, kaip išsiplėsti, nes labai daug ką mėgstu daryti gyvenime. Ir tai galbūt yra ir palaima, bet to pačiu ir bėda kartais, nes kai ten sako 9 matai, tai be galvos patalieki. Tai, manau, kad labai daug ko domiuosi, gal per daug. Gerai. Kodėl šiandien nutarėm pakviesti patį į šią tinklalaidę? Mes kalbamės apie finansus, apie investicijas, apie sveikatą, investicijas labai į sveikatą. Labai daug nežinomų žodžių. Ir panašių dalykų. Bet kas užkliuvo, tai yra dabar daug pinigų nubyrėjo į Lietuvą, tai yra iš 2 pakopos, ateina milijardinės lėšos. Ir bent šio laiko momentu, kai mes šnekamės, yra sakoma, kad apie 10% pinigų nukeliavo į keliones ir visokias, sakykime, išlaidas atostogoms arba panašiems dalykams. Klausimas toksai, ar vis tik tai kelionės yra investicija ir kokią grąžą gali generuoti būtent tos investicijos? Žiūrint, kokios kelionės, čia vėlgi labai skirtingai tos kelionės yra. Kelionės, kur viskas įskaičiuota. Nežinau, ar tai investicija, tai turbūt vis tiek yra labiau kažkoks poilsis, bet kelionės, kaip mes su Martynu esam praminę, kur niekas neįskaičiuota, tai galėčiau sakyti, kad investicija, jeigu remčiau savo asmeniniu pavyzdžiu, tai ir ankstesnių keliautojų pavyzdžiais, kuomet dar buvo visokie geografiniai atradimai, ar ten pasiekimai kažkokie, kas pirmas pasieks ten ašigalį ir panašiai, tai be abejo, tai investicija, nes po to tie keliautojai, atradėjai paprastai susikūrė grąžą iš tų savo kelionių. Tai paskaitos, knygos ir tokie dalykai, manau, kad ne vienam keliautojui sukūrė gyvenimo ir finansinį pamatą. Čia įdomus dalykas. Visi suvokiam, kad jeigu kokioje esi Anglijoje ir dirbi kokiam BBC, tai tenais yra milijoninės lėšos. Lietuvoje iš to galima gyventi? Vien iš to nemanau, nors dabar pagal naujausias tendencijas, kiek aš stebiu ir kiek spėjau stebėti, tai jau yra žmonių, kurie vien iš to ir gyvena. Tai kurie turi savo kanalus YouTube ar socialiniuose tinkluose, jie yra sekami, jie populiarūs ir manau, kad jie jau tikrai iš to gali gyventi.
o šiaip mes kai pradėjom su Martynu, tai buvo gan nišinis produktas ir televizinė prasme ir tikrai nebuvo niekad ten pliuso kažkokio, kaip vadina, nežinau, kaip apie nulį viskas sukdavosi pagal išlaidas ir pajamas, bet po to jau laikui bėgant, kai susikuri kažkokį vardą ir vėlgi tą, kaip minėjau, gali naudoti savo patirtis paskaitose, knygose. Mes netgi darėm tokį kelionių humoro šou po Lietuvą, kur sėkmingai labai vyko, tai tada ir ta grąža kažkokia ateina. Tai galėčiau apie save kalbėdamas, kad gali prisidurti prie pajamų. Daug patirčių, sakė, turis, daug įvairių pomėgių ir taip toliau. Per tos pomėgius turbūt istorija trinasi, nes kuriasi nauja ir praeitis kažkur nyksta. Ar galite prisiminti savo pirmąją kelionę, kokį jūs darėte? Ta, kur televizinė ar apskritai? Ne, apskritai. O tai man tai būtų gan sudėtinga, nes mano tėtis amžinatilsi ir mama, jie geologai yra. Ir mama gal dirbo daugiau tokį sėslų darbą, tuo tarpu tėtis tai buvo hidrogeologas ir visą laiką keliaudavo po Lietuvą, nes jie žvalgydavo vandens telkinius požeminius, gręžinius darydavo, visokius dalykus ir dėl to jis labai daug keliaudavo po Lietuvą ir mane nuo mažumės jau jis irgi pasimdavo į tas ekspedicijas, vadinkim, gyvenimas palapinėse, ten važinėjimas su visokiais tais rusiškais dar visureigiais tais laikais, visa tai kažkaip man tapo labai artima ir pažįstama nuo vaikystės. Ir be to tėtis dar žvejas buvo labai kietas ir mane į žvejybą veždavosi, mes, kaip anksčiau vadindavosi, kur dabar Vilnius, vidurys Vilnius, o beveik gali sakyti, ten prie kuro aparatūros gamyklos, kur dabar prie Žirmūnų, ten išeidavom į kelią, balsuodavom, mus paveždavo koks sunkvežimis iki ežerų ir po to keliaudavom pėsčiomis, vėlgi nakvynės, visa kita, tai tas kelionės iš tiesų įaugė į kraują ir net man mama Žirmūnuose, kai išleisdavo į kiemą, tai aš prižadėdavau visais šventaisiais, kad niekur iš kiemo nedingsiu, bet reikėdavo kelių minučių ir mane kažkoks noras eksplorint būdavo. Ir dingdavo iš kiemo, ten prie Neries, miškeliai, visokius bunkerius, kasdavom, ką tik nori. Tai toks kažkoks genas turbūt yra kraujyje, iš tėčio pusės. Ir tai tos tokios pirmos kelionės, konkrečiai aš gal ir neatsiminsiu, jau kur mes ten keliavom, bet greičiausiai kažkur, gal toks Dzūkijoje yra, kai važiavom upėtakių kažkur gaudyti ir kažkas jau anksti ryte, atsimenu, kad saulė pro pušis, kol ten važiuojant blykčioje, kažkas tokio yra. O po to jau prasidėjo kelionės, jau, kai aš pats tapau brandaus amžiaus, tai mes visą laiką stengdavus keliauti ir upių labai patinka kelionės, upėmis ir pėsčiomis, ir dviračiais, pačiais įvairiausiais būdais. O po to atsirado jau, kai automobiliai tapo prieinami, tai vėl dar viena kelionių rūšis, žanras toksai ir tai nežinau, bet jeigu taip televiziškai kalbant, tai ta pirma ekspedicija 2006 metais buvo į Afriką, kai mes sugalvojom važiuoti. Neklystu, parduoti Mercedesą važiauti? Ne, mes vežėm Viktorą Dievarą su jo būsima žmona Živilė į Bamaką pristatyti Viktoro tėvams ir tokia buvo formali užduotis, bet iš tikrųjų tai tuo metu labai pradėjo plisti iš Jungtinės karalystės toks keliavimo būdas, kaip low budget travels vadinasi, kad kuo senesniu automobiliu nuvažiuoti kuo toliau. Ir automobilis kaip bilietas į vieną pusę. Šis judėjimas realiai, kiek žinau, atsirado Birmingeme, kai vienas Britas nuvažiavo iš Birmingemo iki Talino su sena Lada, ten ją pardavė ir lėktuvu grįžo namo, jam taip padėjo, kitais metais jau surinko draugelius, jie supirko visokios laužą, katafalkus laidojimo, greitasis pagalbas, gaisrinės nurašytas, visokių tokių automobilių ir tą kavalkadą patraukė į Gambiją, nes tai Afrikos anglakalbė šalis. Tai tas irgi taip visiems patiko, kad tas pradėjo plisti kaip maras, tiesiog toks keliavimo būdas, tada atsirado ir tas Budapeštas Bamako ralis ir iš esmės ten tie maršrutai daugmaž ir sukasi per Marokas, Mauritaniją, Saharą ir ten kažkur tai Gambiją, po to gal dar kažkur ir tos kelionės tokiu būdu išplito ir
Dar įdomu turbūt ir tai, kad finansiškai žiūrint, tai jos tikrai nebuvo brangios ten ir buvo tokia kaip alternatyva Dakaro raliui. Nes Dakaro ralis tai važiuoja automobilis ir jį seka ten didžiulė komanda, mechanikai, visa kito. Čia žmonės važiavo patys savo sugebėjimais, pajėgumais, dažniausiai dviese, vienam automobilį, kur dažniausiai nieks nieko nesupranta apie automobilius, bet kažkaip važiuodavo ir nuvažiuodavo ir tie nuotykiai tiesiog jie plito žaibo greičiu. Kaip darosi televizinis projektas? Prasme, patys pirmieji, tiesą pasakius, aš nežinau, jūs turite patys paimti, investuoti, sufilmuoti ir pasiūlyti televizijai, ar prieš tai televizija susitariama ir jau jinai kažką finansuoja? Ta pirma kelionė, tai labai gerai atsimenu, kad Martynas nuėjo pas tuometį LRT direktorių Kęstutį Petrauskį ir sako, mes čia važiuosim į Afriką, truputį pafilmuosim, gal kažkas gausis. Sako, tai kažkas gausis, tai atneškit, pažiūrėsim. Ir tai mes taip patys vienas kitą ir filmavom, nebuvo nei operatorių, nieko. Mes tik vežėmės kameras, jeigu gerai pamenu, Super VHS formato, pusiau profesionalios. Dar jos buvo pakankamai nemažas, didžiausias turtas kelionės, aišku, buvo kasetės. Ir mes ten 2 dėžes ar kiek parsivežėm ir iš to sumontavom 4 laidas. Ir pridavėm, tiko, parodė ir mes pamiršom tą projektą, o mums po kelių mėnesių jau skambina ir klausia, kur toliau važiuosit, nes pasirodo ten gerai labai žiūrėjo tą laidą. Tai tokiu būdu ir užsikūrė, tada jau pasirinkom antrą ekspediciją, kaip Šilko kelias buvo, norėjom nuvažiuoti iki Vidurinės Azijos sovietinės buvusios, kur Uzbekistanas, Turkmenistanas, per Iraną, nes aš buvau išvežtas į Sovietų armiją ten tuos kraštus, tai jau po 20 metų aplankiau. Tai toksai, ir tada jau pasipylė, po to pradėjom rinktis, kur važiuoti, iš pradžių važiuodavom iš Vilniaus automobiliais, po to jau, kai tarsi išbandėm visas kryptis, kur galima nuvažiuoti automobiliu, tai tada jau pasikeitė konceptas truputį į tai, kad skrendam kažkur, ten ieškom tada senų automobilių ir vietoje važinėjom senais automobiliais ir taip įvyko, aš dabar net bijau pasakyti, kiek tų ekspedicijų įvyko, bet nemažai. Čia mano sekantis klausimas iš tiesų yra, ar skaičiavote, kiek valstybių esate aplankęs? Valstybių, ne, mes su Martynu tokį sutarimą turim, kad skaičiuosim gal kada pensijai, kai busim tokie nuobodus seni vyrai ir ten, kai pradėsim ką nors pasakot, kas nors iš jaunesnių sakys, nupirkit tam seniui alaus, kad jau patylėtų, nes jau nusibodo. Bet iš tikrųjų tai neskaičiavom, nes nelabai susigaudom arba nelabai sugalvojom metodiką, kaip skaičiuoti. Ar skaičiuoti tą šalį, kur tu buvai nusileidęs persės į lėktuvą, ar kiek ten laiko turi būti pabuvęs. Tai nesam skaičiavę, žemynais kalbant, tai visur buvom išskyrus Antarktidą, bet netoli jos buvom už 900 km už Švajų. Tai nežinau, netgi bijau pasakyti, kiek gali būti. Dabar Martynas, aišku, mane aplenkė, nes jis toliau tęsė keliones, aš tai truputį įsižeminęs Dzūkijai. Tai tos skaičiaus būtų įdomu gal kada pasmaigstyti žemėlapį, bet dar anksti. Aš kažkaip tai dabar iš karto prisiminiau, socialiniuose tinkluose išmetė tokį trumpą video, kur aukščiausios pavaros vedėjas Clarksonas ir kolegos irgi, jau kaip sakote, ties seni aptarinėja ir atsimeni tą laidą, kaip tada jis buvo ir sako, kaip ten buvo, neaišku, tai atsisuka, pasižiūri ir nustebė, kokie nuotykiai. Mes taip su nuotraukom, kartais ruošiam programai ir tokiam pasirodymui ir aš pradedu kapstytis po nuotraukas ir tos nuotraukas atveria ir pamirštus klodus, ir užmirštus dalykus, ir iš tiesų jau labai daug visko buvo. Gerai, tada kitų kampo. Ar yra dar kraštas, valstybė ar vietovė, kur trūks plyš, reikia dar nuvažiuoti, bet netekia? Aš nesu buvęs ir mane vilioja salos, kaip Mikronezija, Polinezija, ten, kur galima nardyt būtų, aš turiu dar tą naro, aš taip įsivaizduoju, kad visai būtų įdomu keliauti per salas. Tai esu šiek tiek patyręs Karibuose iš salos į salą, bet ir man visai patiko, nes tai yra toksai kaip ir jūrininkas gaunėsi ir tuo pačiu po to kaip Žakas Yvas Kusto, vieni nuotykiai, romantika, grožis neįtikėtinas, kaip paneri tuos šiltus vandenis,
spalvos, tyla, kažkas tokio unikalaus. Ir tos salų pakrantės, ten visai kitoks gyvenimas, muzika, toks labai viliojantis dalykas, tai vat mane kažkaip domina kelionė per salas būtų. Gerai, tada dar kitaip paklausiu, ar yra tokia vieta, kur norėtųsi vėl ir vėl grįžti? Na, čia galbūt atsakyta šiek tiek, bet Tai dvi tokios turbūt yra, aš nepaliauju žavėtis Australija ir Aliaska. Ir jos nors toli viena nuo kitos, bet man jos kažkuo panašios. Pirmiausia, turbūt to, kad ten gyvena tokie užsikonservavę žmonės, kurie turi labai daug romantizmo, tų nuotykių dvasios, jie turi ypatingą santykį su gamta, jų humoras labai savotiškas, bet man patinkantis ir ten tiesiog gerai jauties. Ir aišku, gamta, neįtikėtina. Australijos grožis ir Aliaskos grožis, apie Aliaską net nepamenu dėja dabar pavardės, mokslininkas kažkoks yra pasakęs, kad Aliaską reikia pamatyti brandžiame amžiuje, nes jeigu jaunas pamatysi, po to pasaulį tavęs niekas nebestebins ir nebedomins, nes tai iš tiesų yra neįtikėtino grožio šalis. Tas žodis šalis irgi labai tinka, nes Aliaska save dažnai dar iki Trumpo įvardė kaip paskutinė draugiška Jungtinėms Amerikos valstijoms šalis. Gerai. Daug kelionių, daug istorijų. Keičia gyvenimą ir prioritetus, ar išmoko tos kelionės kažko tai? Jo, jos duoda labai daug ir vieni keliauja medituoti, kiti dar kažko. Aš manau, kad kelionės iš tiesų suteikia daug vidinės ramybės ir gebėjimo po to pamatyti save iš šono. Save tai turiu omeny ir Lietuvą. Ir man nėra gražesnio momento, kaip po kelionės mėnesio grįžti į Lietuvą ir pažiūrėti Lietuvą į tos šalies, kur tu buvai tokiomis akimis ir savo akimis ir pamatyti, kokiam iš tiesų čia ne kokia panegirika, nei ką, bet kokioje nuostabioje vietoje mes gyvename, kiek mes turim žalumos, kiek turim vandens, kiek mes neturime jokių ten stichinių problemų, išskyrus kokius nors uodus ten, jeigu laikytai problema, ir mes gyvenam tikrai nuostabioje vietoje. Apie uodus, tai aš atsimenu, kažkada teko Suomijai per salas keliauti tenais kažkiek ir žvejoti tuo metu. Ir Suomijai pasakodavo, kad jie dauguma turi po nedidelę salelę Baltijos jūrai, kur ten gėlas vanduo dar yra. Ir jų kiekvienų metų tikslas yra mėnesį važiuoti į savo tą salą ir pamaitinti tuos uodus, kurie tenais gyvena. Tai supratau, kad ne tik pas mus jos yra problemas. Kažkada esat minėję, kad Danijoje sužavėjo žmonių gyvenimo kokybė vyresnėme amžiuje ir visiškai priešingas paveikslas Pietų Afrikoje. Ko iš to galima pasimokyti ir ką lietuviai galėtų galbūt pritaikyti? Na, aš turbūt nebūsiu kažkoks čia naujas žmogus, kuris pirmą kartą sako, bet mane visada žavėjo Skandinavijos socialinė sistema ir kaip jie ten gyvena ir kad tai nėra kažkaip primesta ten valdžios ar dar kažko, bet tai yra tiesiog vidinis jausmas tas tų tautų, danų, švedų, suomių tų pačių. Kokia ir mano svajonė, kad lietuviai gyventų taip pat nuobodžiai kaip skandinavai. Tai reiškia, kad yra gerovė, yra pomėgiai, yra laisvi žmonės su didžiulė atsakomybė, patys už save. Ir nežinau net kaip dar tiksliau apibrėžti, bet būtent ir tie socialinė visuomenė socialiai labai siekiamybė, kaip norėčiau, kad taip ir būtų. Ir aišku, danai man visada juokaudavo, kad jie sakė, kai pirmą kartą į Lietuvą atvažiavo mūsų draugai, mes ten tokią turėjom programą mainų, tai jie sakė, kad mes lietuviai labai panašus į danus, nes valgom riebiai, mėgstame šiurkštų juoką, mėgstam pliotkin, ten visą kitą ir panašiai, tai jie mano, kad jie lygiai tokie patys yra. Tai mane tas, aišku, džiugino, bet kita vertus, tai tą, ką mačiau prieš 30 metų Danijoje ir kas man atrodė kaip labai labai kažkokia graži tolima vizija Lietuvai, tai aš tik visada didžiuojasi, kad lietuviai per tuos 30 mečius pasiekė tiek daug, kad mes realiai netoli Skandinavijos pagal savo gyvenimo būdą ir galimybės. O Pietų Afrika? Aš taip galvoju. O Pietų Afrika tai
ten aišku viskas kiek kitaip ir man sunku būtų įsigilinti ten į visus procesus, kurie vyksta, bet ten, manau, irgi yra didžiulis virsmas po apartheido, po rasinių visų dalykų. Tai nežinau, ten nebūtų ta šalis, kur aš norėčiau gyventi, pavyzdžiui. Man nesijaučiu ten gerai. Tai liečia visą Afriką ar tik tai tą apatinę dalį? Aš Afrikoje kiek esu kur buvęs, aišku, jin labai skirtinga, bet tas posakis visas Afrika, my friend, tai yra realiai teisingas, nes Afrika visai kitokia. Ta prasme, net negali lyginti su kitais kontinentais ir ten jie turi daug nuoskaudų, jie turi daug problemų, tuo pačiu jie yra grinuoliai ir kaip kalbant, čia vis tiek truputį ekonominė laida, turbūt tai aš atsimenu, kaip mums afrikiečiai skųsdavosi, sako, jūs su savo labdarą užknisat tuos žmonės, kurie verslus yra, pavyzdžiui, nori, atidaro parduotuvę ir stengiasi kurti verslą, sukurti savo pamatą po kojom ir visą kitą, bet sako, šalia atidaro kitą parduotuvę, kur iš Europos veža labdarą ir mane nužudo realiai su ta visų dalykų. Tai ir ta nuoskauda, visi baltaodžiai, jie turi tokį požiūrį, čia nėra gal masinis, bet vis tiek mes tą pajutom ne kartą, kad įsivaizduoja, kad baltaodžiai skolingi, nesvarbu, ar tu iš Lietuvos, ar tu iš Anglijos, ar iš kur esi, kad juos vežia į vergovę, kad jų ten pačias geriausias genofondą apnaikino, ar kaip pasakyti, ir tai toks yra požiūris kartais irgi keistas. Tai tą aš tikrai jutau ir visą laiką Afrikoje toks kitoks yra jausmas, negu kur nors keliautum Pietų Amerikoje, pavyzdžiui. Gerai, dar viena tema. Technologinis virsmas. Įsivaizduoju, man pačiam teko važiuoti per Europą su žemėlapiu ir patirti tos malonumus, kur sukti ir nesukti. Ir kai nusuki ne ten, supranti, kad turėsi daryti ratą. Atsiradus socialiniam tinklams ir technologijoms, kurias dabar turime, pasikeitė tos kelionės? Nežmoniškai. Ir tai mane iš tikrųjų, mes irgi apie tai dažnai kalbam ir tai menkina visą tą dalyką kelionės romantizmo prasme, nes jeigu taip jau visas technologijas prisimenam, kaip pirmos kelionės buvo su dėliam kamerom, su kasetėm, su visa kuo, mes kartą atsimenu, filmavom net prie bambuko lazdos 4 metrų pririšę kamerą iš automobilio ir tai jie mūsų žmonės klausinėjo, ar jūs čia sraigtasparnį samdėt ir panašiai. Dabar, kai yra dronai, tai viskas pasikeitė, kai visas filmuota medžiaga gali įkrauti debesį, bet kur, arba tu eini per džiunglės su mačete kapoja, tavo žmona rašo messengerį, siunčia nuotraukas ir klausia, ar sofą imam raudonos spalvos ar žalios. Tai toksai, tas pasaulis pasidaro nebe toksai izoliuotas ir tai pirmose kelionėse, kai pameni, kad ten 2 savaitės neturėdavai kontakto su namais jokio, kaip senoviai jūreiviai, o dabar visas pasaulis vis laik tavo kišeniai, tik kad būtų pakrautas telefonas. Tai tas, žodžiu, technologinė pažanga, tai aplinka visa labai viską keičia ir tu toks nebesi atsiskyręs, tu kiekvieną dieną bendrauji su vaikais, su žmona, keliaudamas, ko anksčiau visiškai nebuvo, o dar anksčiau iš vis net apie tai pagalvoti negalėdavai. Tai nežinau, čia kaip, žinau, kad pats nelabai futbolo domiesi, bet jeigu kaip atsirado VAR sistema, kur peržiūros visos pasidarė įvarčių, tai aš asmeniškai galvoju, kad futbolui tai nėra gerai, nes klaidos teisėjų ir ten visa kita yra žaidimo dalis. Ir nuo to tas žaidimas tik yra įdomesnis ir emocijų daugiau ir viso kito. Tai lygiai tą patį turbūt galvoju ir apie keliones, bet kita vertus, tu negali stabdyti tos pažangos, tai jinai yra ir aš gal net nesu dar apsisprendęs galutinai, bet aišku, lyginant mūsų ten dabar naujaisiais keliautojais, kurie išnaudoja tos socialinius tinklus ir savo kelionėms rodyti, tai turbūt jie kategoriškai pasakytų, kad jiems labai gerai. Bet turbūt čia ir nuo amžiaus priklauso. Tos kelionės, aš taip įsivaizduoju, kad jūs sutikote labai daug panašių žmonių, kurie keliauja iš užsieniečių. Kokie, sakykime, tie bendrakeleiviai didžiausią įspūdį jums darydavo, kuriuos sutikdavo? Aš taip niekad nepamiršiu, visą paskui sutikom Afrikai kaip tik pirmoji kelionė tokia argentinietė su odiniu kostiumus ant motociklo.
viena keliauja per Afriką, kas, nu, šiaip gan jo moters akimis ypač žiūrint, turbūt nėra saugu, kuri Ispanijai dažė visą vasarą namus, kad užsidirbtų pinigų tai kelioniai, bet jinai iš jos sklido tokia laisvė, vidinė ramybė, kad, nu, tiesiog aš po šiai dienai ją atsimenu, kaip mes su ja pakalbėjom, kur jinai važiuos, ten, kur mes važiuojam, visą kitą, ir jinai palinkėjo gero kelio, mes irgi jinai ir taip nurūko, ir man po šiai dienai tas vaizdas akise stovi. Ir tie keliautojai, kokius esam sutikę, esam labai įvairių sutikę ir visą laikį sutiksi. Ir yra pagarba didžiulė tiem žmonėm. Vienas keliauja dviračiu, kitas pėsčiomis, trečias kokiu nors automobiliu griuvena, bet jie visi turi kažkokį tikslą ir jie atsisakė komforto zonos absoliučiai, nors nuvalkiotas posakis, bet jie išėję iš kažkur, iš banko išėję, iš verslo, ten gal kitas su žmona išsiskyrė, visai būna, bet jisai, matyt, vis tiek širdies gilumoje kažkada turėjo tokią svajonę būti kelionėje, keliauti toli, kur akis veda, ir tokių žmonių, kai sutinki, tai šeimų net sutinki. Mes, atsimenu, Argentinoje sutikom prancūzų porą, kurie važiavo su kemperiu iš tuo vadinamu pirmoji keliu nuo Aliaskos iki Ušuajos, ir jie su 2 mažamečiais vaikais, ir tie vaikai jau mokyklinio amžiaus buvo, tai jie netgi kaip mokytojai, ta prasme, programas kažkokias turi, jie papasako, kaip jie keliauja, bet jie jautėsi visiškai gerai ir laisvi, ir žiūrėkit, nereikia jokios ten medicinos pagalbos, priežiūros, civilizacinių visokių tokių, pavadinkim, rėmų. Jie iš to išėjo ir jie gerai jaučiasi. Tikrai kas nors klauso ir galbūt galvoja, gal ir aš taip galėčiau padaryti. Tai ar brangus organizuoti tokią kelionę ir kokias klaidas finansus valdant daro keliautojai? Tai su kelionė, manau, visada labai gan aiškus dalykas, kad tą, ką tu investuoji prieš išvažiuodamas, tai tu realiai jau pasidarai pagrindą, pamatą. Tai, nu, tarkim, skrydžiai apmokėti, ar ten transporto kažkokias priemonės, tu turi kažkiek pinigų maistui, tau dažniausiai nereiks daug galvos dėl aprangos ir viso kita, nereikia ten labai daug vežiotis, blogiausia atveju gali kažką įsigyti. Tai tu tokį pamatinį pasidarai paketą, kuris jau tau garantuoja, kad tu pragyvensi, išgyvensi ir nukeliausi, kur tau reikia. O visa kita tai yra jau, pavadinkim, papildomos išlaidos, kurios dažniausiai nėra didelės arba jų nėra. Nebent tu esi kažkoks, tai, nežinau, ypatingų poreikių turintis žmogus. Tai aš manau, kad didžioji investicija įvyksta dar prieš kelionę, o po to jau priklauso nuo žmogaus būdo, charakterio ir panašiai, nes kelioniai pačioj nesakyčiau, kad daug pinigų išleidė. Ar galima taip pasakyti, kad jeigu vis tik pasiryšti keliauti, gali keliauti ir gyventi, ta prasme, kad, na, tiesiog tai būtų gyvenimo būdas keliautojo? Taip, yra žmonių, kurie tą sugeba daryti. Aš, pavyzdžiui, negalėčiau visą laiką keliauti, nes mane ilgesys užkamuotų. Aš kaip ir užsiminiau, kad man smagiausia kelionės dalis yra sugrįžimas į Lietuvą, ir aš net gyventi emigracijai, kažin ar galėčiau, nes, nu, tas ilgesys, mes neturim tokį terminą, man 7 dieną dažniausiai būdavo, Marčiui gal 10 dieną, mes tokiais numeriais ir futbolą žaisdavom, bet ta diena, kai užeina toks ilgesys, ir, nu, tu turi tą įveikti, aišku, ir toliau keliauji, bet tu pasilgsti savo aplinkos, savo kalbos, savo maisto, savo artimiausių žmonių, savo netgi rutinos kažkokios dienos, kurią tu įpratęs gyventi. Ir taip, vien visą laiką keliauti man būtų be galo sudėtinga, nes tu vis tiek toksai tampi kaip benamis. O namai, nu, svarbu yra turbūt kiekvienam žmogui, nors kiti gali ir be jų gyventi. Bet aš atsimenu dar po Afrikos, kai grįžau pirmą kartą ir žmona mane pasitiko oro uoste ir aš vairavau automobilį iš oro uosto. Ir paprastai būdavo, kad kai važiuodavo per Vilnių, kaip ir daugelis mūsų, tai už vairo keikėsi, ten pyksti, kad ten kažkas užlindo, kažkas nepraleido, kažkas posūkio neparodė, o aš važiavau visiškai ramus. Ir Laisvė sako, kas tau pasidarė, Vytarai, kodėl toks ramus? Ir aš negalėjau paaiškinti, bet aš supratau, kad aš to kelionėje nurimau, visiškai nurimęs buvau. Aišku, tas truko neilgai, porą savaičių, ir grįžo viskas į vėžes.
Tai kelionė ir tikrai meditacijos prideda ir kartais tiesiog sveika pakeisti aplinką, kad po to grįžtum ten, kur tau vis tiek geriausia. Daug keliavo su Marčium, su partneriu, sakykime taip. Ar buvo tokių situacijų, kur negali žiūrėti jį? Tai čia svarbus dalykas, kad keli svarbus dalykai, tai kad kelionėse reikia mokėti ne tik kalbėti, bet ir patylėti kartu. Tai kartais mes tylim labai ilgai, ten ryte sakai, šiandien įdomi diena ir praeina 6 valandos ir tau kolega atsako, jo, iš tikrųjų. Ir tai toks vyksta pokalbis, bet aišku, mums didžiausias dalykas, kai ir sunku būdavo, ar ten pervargstam, ar dar kas nors vyksta ne taip, kaip reikia, tai vis tik labai geras dalykas yra saviironija, aukšta pašaipų kultūra, nes vyriškam kolektyve tai geriausiai veikia ir sakau, bet ne piktos pašaipos, bet tokios, kur būna geram vyriškam kolektyve, kai gali leisti pasišaipyti iš visko, tame tarpe ir iš savęs. Daugumai žmonių kelionės tai yra atostogos. Jūsų kelionės ir šeimos atostogos skiriasi? Labai. Mes net kartais pykdavom, kai ten išvažiuoja mėnesį, mes realiai, kai spaudžia galvą tas, kad reikia nufilmuoti projektą, grįžti netuščiomis ir visa kita. Ir ten darbo valandų nieks neskaičiuoja ir poilsio dienų kaip ir nebūna ir po to grįžti ir tau kas nors pasako, tai pailsėjai, dabar gali ten tą. Tai taip net sugrieži dantimis būdavo, bet, aišku, gal taip ir įsivaizduoja žmonės, bet tai dar, vis tiek čia yra darbas, ta mūsų kelionė. O su šeima tai viskas kitaip ir aš tai būnu su šeima kelionėse toks visiškai išsijungęs, man net keista, ar laisvė pamato kokį krioklį gražų ar ką, pažiūrėk Vytarė, kaip gražu, aš sakau, taip, gražu, bet tokios emocijos nebebūna ir pat kartą net piktelio, sako, tai su taim neįdomu iš viso, nes tavęs nieks nestebina, tau nieks čia, taip, nes aš tada iškart kažką bandau palyginti, prisiminti, kad mačiau panašaus ar ką ir gal iš tiesų tas yra failai užsipildė visi ir sunku kažko nustebinti. Bet kita vertus, aš tada šiaip ramiai jaučiuosi ir aš jaučiuosi kaip koksai, nežinau, kur liūtas, kuris tik prižiūri, ar čia viską gerai daro liūtė ir liūtukai, tai nežinau. Tai va, aš esu daug matęs jūsų laidų apie keliones ir keliaudami dviese. Jeigu tektų pasirinkti, vienam keliauti su šeima, vaikais, anūkais, koks būtų pasirinkimas? Gal laisvė nežiūrės, nežinau, man su Martynu man labai gerai keliauti, mes tikrai esam apsitrynę ir mes seni draugai nuo labai senų laikų ir mes tiesiog žinom viens kitą, kas ką galim, kas ką sugebam, kas kam nepatinka. Mes neturim problemų jokių ten tarpusavio ir tikrai galim visą pasikliauti vienas kitu ir manau, kad tai geriausias variantas. Kaip sakyt, banalus klausimas su pasakos elementais. Jeigu dabar reikėtų iškeliauti mėnesiui, kokius 3 daiktus pasimtumėte, jeigu tik juos galima pasimti? Tai patį geriausią pasaulyje lietuvišką pasą, išmanų įrenginį, nebūtinai telefoną, bet kažkokį išmanų įrenginį. O trečio, tai šiaip, nežinau, gal dantų šepetuką. Bet aš nežinau, iš tikrųjų, aš pastebėjau, kad lyginant su pirmąja kelione, mes vežėmės kur kas daugiau daiktų, negu jų reikėjo, po to sulik kiekviena kelionė tų daiktų mažėjo, kol ten iš viso tikrai mažai imdavom daiktų. Tai poreikis, ką vežtis į kelionės mažėja. Nežinau, gal vietoj dantų šepetuką pakeičiau į kišeninį peiliuką, bet ne visur gali į lėktuvą neįsineši, bet kažkas tas trečias daiktas būtų, nežinau, tiesiog. Mes kalbėjom apie, jūs tiksliau pasakojat apie egzotinės vietas. Europa traukia jumis? Jo, aš visada galvoju, kaip dabar mes turim su laisvė kelionę į Berlyną pas draugus rugpjūčio mėnesį planavę ir mes taiga supratom ir aš sakau, laisvė, žiūrėk, mes niekad nebuvom Lenkijoje normaliai, ta prasme, nieko nesam matę ir neskrendamės į tą Berlyną, o važiuojam automobiliu ir užsukim pakeliui, pavyzdžiui, Liubliną ir po to nuvažiuokim į Krokuvą ir tik tada į Berlyną ir praleiskim Liublinę ir Krokuvę, kad ir po 2 dienas.
nes keista, bet kas yra arčiausia, gali būti mažiausia atrasta ir noris tą pamatyti. Ir tokių vietų ne tik Lenkijoje, yra aplink visur Europoje. Aš net esu įsitikinęs, kad mes labai galbūt buvom kaip išleisti iš narvelio, tokie vis, kai rovėm į pasaulį, tai kad maža nepasirodytų ten kuo toliau, kuo daugiau egzotikos, visa kita. Bet aš labai mielai keliaučiau po Europą ir Europą, man atrodo, kiek kažkur nuvažiuoju, tai jinai neapsakomai įvairi ir tikrai yra ką pamatyti, paragauti, žodžiu, nuo gastronomijos iki nuotykių, iki įspūdžių didžiulis pasirinkimas. Nuo šiaurės iki pietų, nuo rytų iki vakarų visur. Kuri didesnė jūsų aistra, gastronomija ar kelionės? Kelionės, aš gastronomiją laikau vis dar tokiu hobiu, tai man visą laiką tai buvo maisto gamyba, toks vis tiek kaip meditacija tokia. Aš mėgstu gaminti, bet tam turiu turėti ir nuotaiką tam tikrą. Tai nežinau, aš manau kelionės vis dėlto, o gastronomija yra kelionių dalis. Gerai, Australija ir Aliaska. Kas šitoms dviem šalims prilygtų jūsų receptas? Ką tokie jūsų du firminiai, kuriuos gamintumėt ir sakytumėt, va, čia mano? Na, labai sudėtingas klausimas. Aš tada vis tiek pasinersiu į tų šalių patiekalus. Tai Aliaskoje yra delikatesas briedžio lūpa. Kepta apvirta iš pradžių, po to kepta ant laužo. Mhm. Ir ilgas procesas, apie 3 valandas tai vyksta. Lūpa tai čia tik dalis to patiekalo, nes apima ten didesnę dalį. Bet, toks labai įdomus. Nežinau, net skonį ar sugebėčiau apibūdinti, bet kažkas tarp grybo ir liežuvio, tokio, kai mes, nežinau. Labai įdomus dalykas. Australija ten neskanu. Ta prasme, ten yra Britų palikimas. Britų virtuvė ta tokia, prastoji, nežinau, tai, bet ten kas įdomesnio, aš truputį klausimą ne taip atsakau, bet gal taip ir įdomiau bus, bet ten aš dariau žemaičių blynus su kenguriena, nes kenguros mėsą bando jie ten, nes daug jų turi, tai vis bando pripratinti australus, bet jie vis tiek jautieną visą laiką renkasi, tai turbūt su gastronomija, man Australijai nebuvo kažkas ypatingo labai. Gerai, grįžkime arčiau. Kaip sakėte, kartais tas, kas yra arti, nepažiūrėta, neprižiūrėta. Lietuvoje keliauti. Yra kur? Taip, be abejo. Ir kur rekomenduotumėt? Su rekomendacijom, tai žinokit, aš nenoriu taip besti vieną tašką, nes Lietuvoje be galo daug ir pastaraisiais metais, kas man patinka, kad vystosi ta vietinio turizmo, kaip pavadinkim, industrija stipriai. Tikrai stipriai, nes kur be nuvažiuosi, tai jau gali rasti takus, lankytinas vietas pavalgyti, gidai puikus. Ir, pavyzdžiui, neseniai prieš kelias savaitės aš buvau filmavime Paežerių dvare, jeigu gerai atsimenu, Vilkaviškio rajone. Aš nesu matęs Lietuvoje tokio dvaro išsilaikiusiu, nors daug esu važinėjęs ir panašiai, ir mane tiesiog pribloškė. Ta prasme, tokių vietų yra dar neatrastų pilna. Ir visada save pagaunu taip galvojant, kad jeigu ne Lietuvos tos istorinės peripetijos, kiek mes, jeigu būtų viskas išlikę, ko mes netekome, tai aš nežinau, čia mūsų kraštas iš vis būtų kosminis. Bet ir taip yra ką pamatyti, ir visur yra istorijų. Ir kas dar svarbiausia, kad visur yra žmonių, kurie atiduoda daug širdies tam, kad tie keliautojai, svečiai visi būtų priimti ir pamatytų tai, kas geriausia. Ir tas irgi labai džiugina. Bet tokių vietų, tai tikrai aš nebesiu pirštų, tiesiog, nes jų yra labai daug. Ir tiesiog reikia, nežinau, mokėti surasti jas, gal. Savo tinkančias. Taip, taip. Daug apkeliavote ir turbūt galima pasakyti, kad pasaulis jau apkeliautas. Ar dar važiuotumėte tokį ratą kur nors aplinkui? Ir ar turit planų? Mes kažkada juokaudavom taip jau, kai būdavom pervargę ar kur nors ten
komforto, pasilgę komforto, patogių lovų, ten dušų, švaros ar panašiai, tai kad jau kai pasieksim kažkokį ten lygį, kad darytume jau savo VIP kelionės, toks juokas buvo, aišku, bet taip, to patogumo vis tiek jau su metais norisi kartais, bet kita vertus aš pasiryščiau, jeigu taip susiklostytų aplinkybės, tai vėl važiuoti tuo senu automobiliu, dulkės, bekelės, painu, nuotykiai, niekada nežinai, kas laukia už posūkio, tai turbūt, kad jo, važiuočiau. Tas niekur nedingsta. Netgi, sakau, to pasilgsti ir kai būdavo, žinai, kad kartą metuose išvažiuoja mėnesį ir tas jau, kai grįžti, sakai, jau dabar pailsėsiu, praeina kažkiek laiko ir tu kaip arklydė jau norisi kanopam daužai į grindinį, kad jau reikia kažkur varyti. Tai tas jausmas nedingsta. Ir beje, kaip užklausė apie Lietuvą, tai ir tas noras yra ir kitokiais būdais keliauti. Aš noriu pėsčiomis vaikščioti, dviračiu važiuoti. Tokių iššūkių kitokių dar truputį išsibandyti. Nes baidarėm turbūt viskas apiplaukėta Lietuvoje, kas įmanoma, bet yra tų keliavimo būdų pačių įvairiausių ir tas irgi labai įdomu. Jeigu jaunas žmogus klausosi ir galvoja, man irgi reikėtų pabandyti, kuris žemynas būtų tas, kuris pirmas turėtų būti? Pirmas? Pirma kelionė iš vis? Jo. Koksai klastingas klausimas. Bet, nežinau, gal pabandyčiau Pietryčių Aziją. Ten pakankamai patogu keliauti ir pakankamai nebrangu, man atrodo. Tai vis tiek dar toks biudžetas nebus pats didžiausias, turbūt įmanomas, tai ten manau, kad rinkčiaus Pietryčių Aziją. Gerai, mūsų laikas išseko, tradicinis mūsų laidos daugiau negu finansai klausimas. Vytarai, kas jums yra 3 dalykai svarbiau negu pinigai? Šeima, tėvynė ir laisvė turbūt. Nors aš turiu laisvę, kaip sakau, juokauju, mano laisvė yra mano nelaisvė, bet aš labai vertinu laisvę, tą, kaip čia bendrinė prasme, nes tai ir susieta ir su tėvynė, ir su šeima, ir su savo asmeniniais dalykais, nes kaip augęs esu nelaisvėj, tai nežinau, man atrodo, kad tai vienas svarbiausių dalykų. Ir šie 3 dalykai, šeima, tėvynė, laisvė, tai turbūt yra tai, be ko tu negalėtum nei keliauti, nei gyventi normaliai ir būtum toksai, nei šioks, nei toks. Ačiū, Vytarai, kad praturtinat mūsų tinklalaidę ir turiu aš tokią dovaną, vertybinių popierių analizę, nežinau, ar bus įdomu, bet čia yra investicijų, sakykime, tokia biblija turbūt, kurią visi žymus investuotojai yra perskaitę. Blogiausiu atveju bus galima ką nors paremti su tokia. Man labai juokinga, žinok, prisipažinti, bet aš pradėjau domėtis investicijom, tik aš nieko, truputį suprantu, gal, aš taip galvoju. Aš, pavyzdžiui, dabar truputį įdėjau kažkiek pinigų į Šiaurės Amerikos fondus, ir žiūriu, kas bus. Žiūriu, kad jie auga. Tai nežinau, gal man visai patiks. Šaunu. Tai ačiū, Vytarai, kad atvykote. O mėly žiūrovai, kviečiame žiūrėti mūsų tinklalaidės. Jos yra platinamos socialiniuose tinkluose, interneto platybėse. O sekantį kartą mes kalbėsime apie tai, kas turbūt yra svarbiausia gyvenime. Tai yra vaikai ir mūsų palikuonys ir investicija į juos. Tai jeigu turite klausimų, rašykite į komentarų skiltis, pabandysime juos užduoti savo pašnekovui sekančioje tinklalaidėje. Tai ačiū, kad atvykote. Ačiū. Ir iki. Iki.